Sveiki, čia Valinsas Balisevičius ir šiame video parodysiu, kaip susikurti kiekių lenteles. Tai kiekių lentelės projektų medija yra čia, vadinasi Schedules ir Quantities. Tai galime susikurti kiekių lentelės, spausdami dešinį klavišą ant pavadinimo ir galime susikurti įvairias lenteles. Tai pirma iš jų yra kiekiai ir ją pasirinksim dabar. Čia galime pasirinkti arba visi elementai bus vienoje lentelėje arba pagal kategoriją. Jeigu rinksime šitą, gali būti, kad tam tikrų parametrų nebus. Bus tik tai tie parametrai, kurie yra bendri visoms kategorijoms. Bet kai kurios kategorijos turi savo specifinius parametrus ir tada toje lentelėje jų nebus. Taigi, kam skirta šita lentelė, tai yra kiekiams elementų, ne medžiagų, o elementų. Tačiau daugumoje atveju mes gausime ir medžiagų kiekius, išskyrus, kada mes turime elementus iš daug medžiagų sudarytus, tada šitą lentelę netiktų. Tada reiktų rinktis kitą lentelės tipą, vėliau parodysiu kaip. Dabar yra structural columns, konstrukcinė kolona ir čia pavadinimą lentelės galim iškart įvesti, galim vėliau nurodyti. Spaudžiu OK. Ir čia pasirenkame, kas sudarys mūsų lentelę. Tai pavyzdžiui, tipas, kolonos, ten pavadinimas tipo, paskui kokią nors, aš tiesiog spaudžiu M raidę, kad greičiau nueičiau, mark, tai tarkim pozicijos numeris, tipas, ir turis, pavyzdžiui, ir komentarai, pastabas, arba ilgis, ir kiekis, aišku, ir komentarai. Spaudžiu OK. Ir turime informaciją apie kolonas šiame projekte. Galiu pasižymėti visas lenteles, pavyzdžiui, perbrauktamas per čia, sulygiuoti, kaip man patinka. Tai čia toks greitas sukūrimas, tačiau jeigu pažiūrėsime į lentelės savybės, tai galime nueiti į filtrą ir filtruoti, tarkim, informaciją pagal pasirinktus parametrus. Pavyzdžiui, pagal tipą, jeigu jis lygus šitam, tik tai šių kolonų kiekių lentelė. Tai čia yra filtrai. Paskui filtrai gali būti pagal parametrą arba galima filtruoti pagal lapą. Tai, pavyzdžiui, šitą lentelę įkelsiu į lapą, tame lape bus pirmo aukšto kolonų planas, tai jisai rodys tik tai kolonas iš to pirmo aukšto. Tai yra matomus elementus tame lape. Paskui sorting yra rūšiavimas, tai galime pasirinkti pagal kažką, pagal ką rūšiuoti, pavyzdžiui, pagal turi nuo mažiausios iki didžiausios. Galima rodyti kiekvieną elementą arba išjungus rodys tada tik tai pagal surūšiuotą parametrą, tai pavyzdžiui, paspaudus OK. Dabar rodo tik tai pagal šitą volume parametrą, surūšiuotas kolonas. Jeigu jisai skirtingas, tada rodo skirtingą eilutę. Jeigu jis vienodas, tada eilutė tik tai viena. Tai čia ir matosi, kad, pavyzdžiui, tokio tūrio yra 3 kolonos, tokio tūrio yra 2 ir taip toliau. Šičia mes matome, kad yra tokio pat tūrio kolonos, reiškia, bet jų ilgis yra skirtingas. Tai, pavyzdžiui, galime paspausti sorting by length papildomai rūšiuoti, visų pirma pagal tūrį, paskui pagal ilgį, spaudžiam OK. Ir matysime, kad čia pas mus buvo 2 ir 3 metrų ilgio kolona. Kodėl taip yra? Reikėtų jau žiūrėti. Tai pažymiu šitas 2 eilutes, tai perbraukiu ir galiu spausti highlight and model, bet nežinau, kurį man vaizdą atidarys ir parodys tos elementus tame vaizde. Gali būti koks nors vaizdas, kuriame nelabai ir matysis tos kolonos. Todėl aš tiesiog perbraukiu per šitus 2 langelius ir einu į 3D vaizdą. Ir man rodo, kad čia yra 3 kolonos. Jeigu izoliuosiu, pažiūrėsiu, pavyzdžiui, iš šono, atrodytų jos visos kaip ir vienodas. Kodėl tada jų ilgis skirtingas? Todėl, kad matau, yra top offset vertė skirtinga. Tai pažymiu šitą. Yra -800, šitą 0,
šitą 0. Tai kas čia yra atsitikę, bus arba join, arba attach padaryta modelį. Tai va, pavyzdžiui, paimsiu šitą ir man atrodo, čia taip atrodo, tai reiškia kažkas sujungta. Tai pavyzdžiui, detach pabandom padaryti. Ne, turbūt. Unjoin šitas. Na ir matosi, kad šita kolona buvo sujungta susiję, todėl jos tūris buvo mažesnis, nors ilgio vertė rodė kaip ir vienoda, rodė, kad 3 metrai. Vat, pavyzdžiui, šita ir šita kolonos, rodo, kad jų ilgis 3 metrai, nors iš tikrųjų nėra toks jų ilgis, todėl vat, naudojant kokį join komandą, paskui problemos gauti tikrai ilgį. Na, bet tai čia jau iš kitos temos, kaip reikia tai apžaisti, geriau modeliuoti iš tikrųjų iš karto ten -800 ir kiek padaryti su šitą naudojant ir tada tikrai ilgį mes gausime, ne? Tai toksai keistas dalykas, kad vienu žodžiu turime galvoti, kaip modeliuojam tam, kad gauti tikslius kiekius. Bet kuriuo atveju grįžtam į šitą kiekių lentelę, tai tas kiekių lentelė tokia gali praversti ne tik tai gauti kiekius, bet ji gali mums padėti pasižymėti elementus, surasti klaidas ir taip pat, pavyzdžiui, pakeisti vertes. Tai pavyzdžiui, jeigu aš pažymėsiu šią koloną ir parašysiu, kodėl jos toks ilgis, ar ne, tai aš komentaro pakeičiau parametrą iš tikrųjų kolonoje ir jeigu aš nueisiu į 3D vaizdą, ne, turiu šitą koloną, ją pažymiu ir matote prie savybių elementų yra komentarai ir įrašyta mano vertė. Lygiai tas pats su mark vertė. Jeigu aš ją įrašysiu čia, kolona K1 ir nueisiu į kiekių lentelę, tai matysite, kad jinai čia atsirado. Tačiau jeigu čia įrašysiu, pavyzdžiui, K2, ar ne, bandom užeiti ant šios kolonos, grįžtam į 3D vaizdą, kuri čia yra šita kolona. Ne? Tai va, pasižymėjau šitą koloną, matosi, kad irgi įrašyta ta vertė. Tai iš tikrųjų kiekių lentelė, pavyzdžiui, pasidarius taip, kad grupuoju pagal ilgį ar pagal tūrį, aš paskui tiesiog galiu jas susimarkiruoti, ne? Kadangi matau, kad jos skirtingos, jau tikrai ten ilgiai sutvarkyti, matau, kad jeigu skirtinga kolona, tai man reikia skirtingos pozicijos vertės, ne? Tai aš galiu čia per kiekių lentelę ir susinumeruoti, kadangi aiškiai matau informaciją apie tai, kokios mano kolonos modeliai. Na ir vėl, kaip sakiau, galima rasti klaidas, ar ne? Tai, pavyzdžiui, šitą koloną paimsiu ir dabar padarysiu unjoin ir grįšiu į kiekių lentelę ir iš karto matau čia varies, tai kažkas negerai, ar ne? Jeigu aš projekto eigoj kažkas tai pasikeitė, modifikavusi ilgiai, ten aš kažkokius tai pakeitimai atėjo, tai gana greit pastebėsime, kad yra klaidų, tarkim, numeracijų šiuo atveju, ne? Tai kiekių lentelės pavadinimą galime pasikeisti čia, pavyzdžiui, kolonų kiekiai, ne taip rašiau, enter. Tai gerai, turime kažkokią paprastą kiekių lentelę, čia galim irgi pasikeisti vertes, ne, poziciją, pavyzdžiui, galime čia parašyti pavadinimas, na ir taip toliau, čia netvarkysiu dabar. Dar grįžtam į rūšiavimą, galime pridėti, tarkim, pagal kažkokią pasirinktą parametrą, kad pridėtų papildomą informaciją apie kiekius. Pavyzdžiui, jeigu išjungsiu šitą filtrą, ne, padarysiu none, o čia padarysiu, kad rūšiuotų pagal tipą, paskui pagal ilgį ir pagal tipą norėčiau turėti bendrus kiekius. Dabar buvo sugrupuotos kolonos pagal tipą, matot 400, tada tuščia eilutė, tada šito tipo kolonos tuščia eilutė, tada šito tipo kolonos tuščia eilutė ir taip toliau. Kiekių kol kas aš nematau šios eilutėse, todėl kad nei vienas iš mano parametrus neįjungtas, kad skaičiuotų bendruosius kiekius. Tai, pavyzdžiui, nueisiu dabar į formatting ir prie tūrio aš pasirinksiu
kad šitas parametras rodytų bendras tūrio kiekius ir prie vienetų taip pat pasirinksiu calculate totals, ne, paspausiu OK. Tai vat ko pasikeitė dabar, tai kad jeigu, pavyzdžiui, viena kolona yra 0,35, o čia dabar tūrį rodo jau abiejų kolonų. Pirmai rodė vienos kolonos, dabar rodo abiejų kolonų tūrį. Ir tai tas pats atsitiko, čia pasipildė bendrieji kiekiai, tai pavyzdžiui, šito tipo kolonų reikės 6,5 kubo ir bus jų iš viso 12 vienetų, nes aš pasirinkau bendruosius rodyti ilgius, ne? Tai jeigu norim, pavyzdžiui, turėti vieneto tūrį ir bendrus tūrius, tada reiktų grįžti į pradžią, į fields, ir kai mes turime tūrio parametrą, kaip ir antro tūrio arba bendro tūrio tokio dalyko kaip ir nėra. Todėl reikėtų susikurti savo tokį suskaičiuojamą, taip vadinamą parametrą. Ir įvesiu, kad čia yra tūris viso. Ir čia pasirenku, kas sudarys šitą mano parametrą, spaudžiu volume. Ir galiu pasirinkti tipą šito parametro, tai bus volume, ar ne. Taip, viso, OK, spaudžiam OK. Tiesa, jeigu noriu parašyti, kad būtų kubiniai metrai, tai alt 0179, ne. Įvedam, yra tie kodai klaviatūrų, tai tuo ir pasinaudosiu šį kartą. Tūris viso, ar ne, galiu pakeisti jo vietą, kuris turėtų būti, pavyzdžiui, prie tūris, kur yra, spaudžiu OK. Tik tiek, kad dabar pas mane čia tūris suformatuotas volume, čia tūris vieneto, kubinis 0,179 metro, ar ne, ir čia null calculations spaudžiam be skaičiavimo, o čia tegu būna su skaičiavimu. Rūšiavimas pagal tipą, pagal tūrį, pavyzdžiui, išrūšiuosim. Tai va, tai dabar 5 vienetai tokių kolonų, yra 0,45 vienos kolonos ir yra bendras tūris visuonė. Vėlgi galiu čia sulygiuoti. Tarp kitko, kai spaudžiu formatting, tai galiu kiekvieną šitą irgi lygiavimą pasirinkti, tačiau tik tai horizontalia kryptim, o vertikalia kryptim, jeigu noriu lygiuoti, tai čia tik tai yra kažkaip, bet kuriuo atveju. Taip kuriame savo kiekių lentelę, ne? Galime naudoti ir kitokias formulės, pavyzdžiui, mums reikėtų, tarkim, kažkokios tai vertės armatūrą, ar ne? Tačiau tai turėtų būti kas kilogramai į kubinį metrą, tai čia būtų galima žaisti su mass density tipo, bet galime, pavyzdžiui, padaryti ir text ir pasirinkti tūris viso, tarkim, skaičiuosiu pagal tūrį viso, padauginta iš, tarkim, kolonai 20 kg į kubinį metrą. Ir jeigu paspausiu OK, jisai rašo inconsistent units. Tai reiškia, kad vienetai nesutampa čia kubiniais metrais šitas parametras, o čia yra bedimensinis dydis, tai jam tas nepatinka. Tai galim pabandyti parašyti, pavyzdžiui, dalinti iš 1 metro 0,179, gal taip, OK. Netinka. Tai jam netinka tos dimensijos mano, gal čia aš tiesiog gal parinksiu number ir tada paspaudus OK, vis dar jam netinka iš 1 kubinio metro. OK, tai dabar priėmė, vienu žodžiu. Tai jam tiko, vienu žodžiu, padalinau kubinius metrus iš kubinių metrų ir padauginau iš bedimensinio dydžio ir tada jisai kaip ir priėmė. OK, ir čia galima pakeisti, tarkim, vietą, spaudžiam OK. Ir vienu žodžiu turime šitus savo
duomenys. Vėlgi formatavimas yra čia, armatūra, field format, pasirinkam fixed number, vienas skaičius po kablelio ir spaudžiam calculate totals turbūt ir sulygiuojam vėl kažkaip taip. Ir dar iš appearance galime kažką pasirinkti, tai paskutinė šita kortelė, ne, tai nustatymo, tai man, tai, pavyzdžiui, šitas nepatinka, išjungiu visą laiką, kad čia nebūtų tuščios eilutės, bet čia galima pakeisti tekstų dydžius, linijų storius, pavadinimą, rodymą, nerodymą, tai galime tokį pakeitimą padaryti, taip pat galime kažkokius tai dar tokius kaip ir papildomus formatavimus daryti, pavyzdžiui, jeigu ilgis ten, ne, length is greater than 2000, 3000, pavyzdžiui, tai tegul būna čia šito langelio spalva tokia, ne, ten kažkokia tai, kažkokius tokius dalykus dar galima pasidaryti, nors šiaip aš retai naudoju, bet tarkim, ne, ir, vienu žodžiu, viskas, kiekių lentelė kolonoms sukurta. Kaip ir sakiau, čia skirta vienos medžiagos elementams, o jeigu, pavyzdžiui, aš turiu sieną, kuri yra daugiasluoksnė, tai kai aš sukursiu kiekių lentelę ir paspausiu, kad man rodytų tūrį, jis man rodys bendrą sienos tūrį. Kai tuo tarpu aš čia turiu 3 medžiagas, ne, ir man reikia sužinoti, kiek to betono, kiek šilumos izoliacijos man reikia. Tokiu atveju, kai elementas, šeima turi daug medžiagų, savyje mes kuriame medžiagų kiekių žiniaraštį, tai spaudžiu dešinį klavišą, spaudžiu New Material Takeoff ir dabar sienoms pasirenku šitą kiekių lentelę, spaudžiu OK ir viskas labai panašu, išskyrus, kad čia yra tokie material parametrai ir vieną iš jų būtinai reikia įsikelti. Tai, pavyzdžiui, material name ir matot material volume, ne visos sienos volume, nes čia yra ir visos sienos tūris, bet pasirinkam, kad medžiagos tūris, ne? Tai vėl čia tas pats, ką mes norime matyti, susidedam pagal tos kategorijos parametrus, ne? Aš susidėlioju, tarkim, yra plotas sienos, tačiau čia yra iš tikrųjų plotas išorinio paviršiaus, tai jeigu, pavyzdžiui, vidinis būtų ten nukirstas kaip nors, tai jo nerodytų tos informacijos, tai čia irgi tokia smulkmena, bet tam tikrose retose situacijose tai yra reikalinga žinoti. Na ir čia susidėliojam tiesiog savo parametrus, kuriuos norim matyti. Ir vėlgi, rūšiuojame, pavyzdžiui, pagal medžiagą, ne, iš pradžių pagal pozicijos numerį, paskui pagal medžiagą. Ir spaudžiam, kad nerodytų kiekvieno atskirai. Ir dabar rodo įvairias medžiagas, tačiau galbūt čia netaip naudingai ta informacija dabar pateikta, tai nežinau, tiesiog kaip čia tą sieną pažymėti lietuviškai, tarkim SN1 ir nueisiu čia ir matysime, SN1 susideda iš tiek tūrio betono ir tiek tūrio šilumos izoliacijos. Tai va, o visas kitas ten darbas panašiai kaip su kolona, ne? Lygiuojame, filtruojame, sumuojame, pridedame skaičiuojamosius parametrus. Dar galbūt yra toksai vienas dalykas prie kiekių lentelių, yra, kad ne tik skaičiuojamą parametrą galim pridėti, bet galim tokią kaip ir kombinaciją parametrų. Tai pavyzdžiui, tai tarkim, paimsiu šitą patį material name, medžiagos vardas ir material volume, medžiagos tūris, ne? Ir čia separator toks yra, ženkliukas, galima priešdėlius priesagas užrašyti, prefix ir suffix, spaudžiu OK, na, tiesiog parodymui parodysiu, kas čia atsitinka. Tai mes turim tokį vieną papildomą stulpelį, tačiau jame yra iš karto abu parametrai, ne, kuriuos aš pažymėjau. Tai čia vėl kartais tikrai naudinga, žiūrim, kokią informaciją mes norim pateikti, kaip sugrupuota informacija savo kiekių lentelėje. Kartais būna, kad mes, pavyzdžiui, grupuojame elementus pagal kažką, ar ne, pagal medžiagą ir pagal tūrį.
tačiau nenorime jų rodyti. Tai mes galime juos pažymėti ir paspausti hide, tiesiog bus neberodomi. Na ir čia yra kitokių dar shading, borders, tai tiesiog apipavidalinimui skirti įrankiai, kuriuo aš praktiškai irgi nenaudoju, tai čia labai nesiplėsiu, tačiau jei norėsit, čia manau pakankamai akivaizdu. Dar būna kiekių lentelės, kai turim kolonų lentelę, ane, pažymėsiu šitus du laukelius, paspausiu group ir pavadinsiu, kad tai yra turis. Ir matote, dabar tokia lentelė yra, kur jau visi kiti pavadinimai po vieną, o čia va toks sugrupuotas dar sudalintas į bendrą. Tai galima dar ir tokius dalykus pasidaryti. Yra dar ir daugiau kiekių lentelių, tai pavyzdžiui, brėžinių sąrašas, ne, šitas graphical column schedule, tai čia nesąmonė, niekad nenaudokit, nežiūrėkit, nes čia 2D kolonų kažkokia lentelė keista, kuri neaišku, ar iš vis kas nors kur nors naudoja. Ir dar yra view list, tai galima vaizdų sąrašą susikurti. Šitą tai brėžinių žiniaraštis nedarant naudojam sheet list. Dar gal parodysiu, kad visi šitie elementai gali būti sukuriami iš matomumo įrankių juostos prieš schedules. Tiesiog šičia pasirenkame vieną iš jų ir kuriame kiekių lenteles. Tai tiek šiame video, iki.